Labadiena, tinklalaidės Proskina žiūrovai. Šiandien mūsų svečias, filologas, vertėjas, daug metų dirbęs užsienio naujienų redaktoriumi Kazimieras Seibutis. Labadiena. Labadiena. Pirma ciklo laida liečia Kazimiero kelią į jo interesų lauką, labai įdomu, apie kurį šiandien jisai papasakos. Taigi, Kazimierai, kas tave atvedė į rytų kultūras? Kaip jas pradėjai studijuoti, jomis domėtis? Klausimas yra galbūt iš pirmo žvilgsnio ir akivaizdus, bet jis implikuoja esant rytus ir vakarus. O tai iš tikrųjų yra ir tam tikra nebe tokia elementari tiesa, bet pakankamai komplikuota ir ilgą istoriją turinti kultūrologinė įžvalga yra. Kadangi viskas prasideda nuo vaikystės ir vaikystė turi savo geografiją, turi savo kognityvinį pasaulį, mano vaikystė irgi prasideda nuo miesto, kuris Lietuvoje yra tam tikra prasme paradoksalus. Aš pats nesenai susimąsčiau, kad jis turi tokią savo keistą gyvenimą. Miestas vadinasi Palanga, iš tikrųjų jis turi ir tokią, sakyčiau, gal ir supaprastintą ir gal net lėkštoką kurorto įvaizdį, bet man yra Palanga, yra tai, kas yra jūra. Ir jūra, ties kuria baigėsi tas kraštas, kuriame gimiau, yra labai paradoksalu, nes Palanga ir XIX amžiaus yra poezijoje figūruoja kaip Palanga pasaulio pabaiga, tarsi tu atsiduri prie krašto, kur viskas baigėsi. Atrodytų, kad tuo metu tiesiog buvo draudžiama kirsti tuos vandenis, bet tie vandenys mįslingai net ir dabar išlieka ta riba, ties kuria viskas baigėsi. Ir kadangi augau Paranžėje ir jeigu iš tų dalykų susikonstruojate, pirmas yra kognityvinis žemėlapis. Yra jūra, kuri yra ir ypač vaiko požiūriu yra bekraštė, yra tas krantas, kuris lyg ir suteikia tvirtumą, bet tu visą laiką jauti, kad tas tvirtumas nėra visuotinis, bet pakanka kelių žingsnių, kai jis atsiduria į tą, kame subyra visa, kas turi kontūrą, kas yra tvirta, kas yra stabilu. Ir nors mes gyvename tame stabiliume ir tame tvirtume, ir tu kaip vaikas augi tame stabilume, bet tu visą laiką žinai, kad tavo tas aiškias ribas, aiškius kontūrus skalauja tai, kas neturi ribų, kas neturi aiškių kontūrų, nebent tai, ką mes ypač poetinėje kalboje sakome, kad yra vilnis, yra banga, yra skalavimas, yra tos metaforos, bet tos pačios vilnis ir bangos, jos ateina iš kažkur, ko mes negalime apčiuopti. Ir pirmas sandoris yra paradoksalus sandoris su rytais, iš tikrųjų irgi įvyksta Palangoje, ir pirmas sandoris su rytais, tai aišku, yra katalikų bažnyčia. Žmonėms pasirodytų keista, kodėl katalikybė yra rytai, iš tikrųjų tai yra viena iš daugelio kabutėse rytų, bet iš tikrųjų tai yra jeigu mes turime dabartinę fizinę geografiją, tai yra iš
Romos laikais tai buvo Palestinos ar Didžiosios Sirijos teritorija, bet tai yra iš tuometės Sirijos, Egipto, Palestinos teritorijoje atėjęs kultas. Ir kultas, kuris pasiekė ir Lietuvą, ir tas man irgi yra svarbu, nes jeigu aš paminėjau jūrą ir paminėjau tą tvirtumą, ir maždaug netoli nuo jūros ir dunkso ta švenčiausiosios mergelės Marijos kilimo ėmimo dangun bažnyčia yra, ir tai galima sakyti, pirmas sandoris su rytais. Tai yra mažo vaiko sandoris, yra labai neapčioptas, neįsisąmonintas, ir į jį nėra atsakymų. Ir nors aš augau tokiam specifiniam sąlygom, namas, kuriame aš leisdavau savo vasaras, buvo pusiau moterų vienuolynas ir pusiau mūsų gyvenamoji vieta. Ir tame pačiame vienuolyne mes eidavom į Paronžę, mano katechezė ėjo Paronžėje. Tai nors iš tikrųjų tas pirmas sandoris su tais, tuo, ką aš pavadinau rytais, buvo labai elementarus, ir iš vaiko tai reikalavo poterių ir tam tikro paklusimo. Įdomus daiktas, aišku, buvo tas, kad buvo tam tikros paslapties ir misterijos daiktas, nes ta katechezė vyko Paronžėje, neva slepiantis nuo ateistinio režimo. Ir nežinau, kiek tas ateizmo režimas ten mane būtų persekiojęs, bet tas irgi suteikia tam tikrą aurą, ir klausimas įdomus. Bet katechezė baigėsi tuo, kad teko eiti iš pažinties, ir reikia klausimas, kuo tu esi nusikaltęs. Ir aš kaip vaikas galvojau, ką man pasakyti. Ir aš iš savo nuodėmių sugebėjau vardinti, kad aš nuo Palangos tilto nuėjęs šokinėjau jūrą be tėvų leidimo. Įdomus yra labai tas virsmas, nes man toks sulėkštintas katekizavimas baigėsi tuo, kad aš tapau ateistu. Kiek gali vaikas 12 metų tapti ateistu, nes iš tikrųjų ateizmas irgi yra pakankamai sudėtinga intelektualinė pozicija, bet aš pasijutau tarsi praradęs tikėjimą. Ir jeigu yra pagalvoti, yra lygiai dėl to paties įdomus daiktas, kad išpažinau kaip nuodėmę tą daiktą, kad šokinėjau jūrą. Iš tiesų šoku į tą begalybę, užuot pasirinkęs tvirtą krantą, kur tu darai, ką tau liepia tėvai, kur tu klausai tėvų, kur tau liepia išmokti poterius, tu juos išmoksti, o tu aiškiai suvoki, kad tame pasaulyje nuodėmė tai yra drįsti šokti į tai, kas neturi tvarkos, neturi taisyklės, neturi tėvų, neturi nuomonės. Ir tuo metu, kai aš buvau vaikas, tas į galvą neteina, bet jeigu tu žiūri iš kitos perspektyvos, ir mes irgi pakalbėsime tas perspektyvas, ir mes galima prisiminti, kad ir labai nežymius dalykus, kurie iš tikrųjų nėra atsakymas, bet suformuoja tam tikrą judėjimą, tam tikrą slinktį kognityvinį. Ir pirmas tas žemėlapis jis ta begalybė, riba
ir žemė, kur yra tvirta, turbūt yra toks pirmas apčiuopiamas kognityvinis žemėlapis, kuriame aš atsiduriu. Rytai visuomet bus kažkas, kas yra arčiau to, kas yra neišsemiama ir panašiai. Tai yra, aš kalbu ne apie geografinę kategoriją, bet apie kognityvinę kategoriją. Ir vėliau įdomus yra dalykas, kad mano tie svarbus tie kognityviniai įvykiai irgi yra susijęs su Palanga, nes aš jau esu toks jaunuolis, turbūt net nebe paauglys ir aš to paties savo namo stovinčio paronžėje palėpėje klausau Laisvės radijos bangą ir man turbūt yra čia 17 metų, jeigu aš neklystu, ir buvo laida skirta rusų tokiam metafizikų ir egzistencializmo filosofui Nikolajui Berdiajevui. Ir toje laidoje aš staiga išgirdau virtinę tokių žodžių kaip laisvė, Dievas, bedugnė, kurie man tuo metu aš su jais tiesiog nebuvau susidūręs, jie ant manęs užgriuvo visiškai netikėtai, va ta pati kaip užliejo ta jūra, ta bekraštybė. Ir tu staiga suvoki, kad tu į nieką nebesiremi, tu neva gyveni tokį paprastą gyvenimą, tau yra rūpi mokykla, baigti mokyklą, pamokos yra ir staiga tu suvoki, kad tu negirdi žodžio, kad tu kažkur turi eiti, kad tu turi išmokyti, staiga išgirsti žodį bedugnė ir jokioje kalboje ir toje literatūroje, kurią šito skaičiau, aš tai nebuvau susidūręs. Ir iš tikrųjų tai irgi, jeigu tą pasižiūrėti iš kito požiūrio ir ta prasme kito išsilavinimo, tai aš tiesiog išgirdau kitos perspektyvos ir kitos logikos kalbą. Ir galiausiai jau Vilniuje aš pabandžiau susirasti, o kągi aš klausiau ir viso labo tik tai Mickevičiaus bibliotekoje Vilniuje suradau vieną ateistinę brošiūrą kritinę, kur buvo straipsnis ir Berdiajevui, straipsnis, kur akivaizdu yra analizuojamas, pateikiamas kaip iki kokių autorius gali nusikalbėti dalykų ir buvo citata, kurioje buvo pasakyta arba turbūt jinai gal taip skambėjo ir aš dar prieisiu, nes tai irgi yra toks paradoksalus dalykas, yra buvo pasakyta, kad dabar aš net bijau pasakyti, jeigu yra Dievas, tai materija yra melas. Įdomus dalykas, kad aš po ilgo laiko susiradau tą straipsnį ir ten nėra tokio sakinio, bet pas tas suvokimas, kad aš staiga jau turiu kitą dichotomiją, nebe jūrą ir nebe krantą, bet Dievą ir materiją. Ir vienas iš tų segmentų yra pavadinamas melu. Arba greičiausiai Berdiajevas nevartoja žodžio nesamybė tokia, tai jis labiau egzistencinė prasme vartoja tą melą. Ir čia yra antras mano sandoris, yra su rytais, jau dabar ta prasme, ta krikščionybė turi nebe tokį katechetinį, katalikišką lygį yra, bet aš taiga susiduriu su ortodoksija ir ta ortodoksija tampa mano turbūt tais antrais rytais ir tokiais labai neapčiuopiamais, turbūt labai suliteratūrintais ir
ir galbūt labai paviršiniais. Bizantinė tradicija? Nu, galima vadinti bizantinę tradiciją, galima vadinti rytų tradiciją. Bet krikščioniškoji tradicija, turi galvoje. Ji Berdiajevą turbūt reikėtų vadinti krikščionišką tradiciją ir aš turint galvoj, kad jo, aš sakau, ortodoksinė tradicija, bet Berdiajevas vis dėlto turi daug bruožų, kurie būtų ir ortodoksiniai tradicijai heterodoksiniai, ta prasme, aš neskau eretiniai, bet daiktai, kurie greičiausiai jis yra atstovauja va tą laisvę ir bedugnę, ir tą laisvę ir bedugnę, aš jau po to sužinau, ir pas Berdiajevą ateina iš tradicijos hermetinės vakarų Europos, yra per Bemę ir panašiai, ir pats žodis bedugnė iš tikrųjų yra vokiečių batsiuvio metafizinė įžvalga, jis vartoja žodį urgrund ir neturėjimas, iš tikrųjų urgrund tai net nėra žodis bedugnė, pažodžiui yra, tai tiesiog yra to žodyje grunt, yra tos žemės, tai tu neturi ką remtis. Dievas yra ta neatsiremiamybė, prasme, Dievas yra tas, kurio ir toj vietoje jis nebėra objektas. Ir dėl to ir aš, jeigu kalbėčiau apie rytus, aš irgi norėčiau pasakyti, kad rytai man yra tas urgrunt. Ir čia kelias nesibaigia yra, nes iš tikrųjų nesunkiai nuo to, kai tu esi išmušamas iš tokio katechetinio naivumo, staiga susiduri su tokia ortodoksinė bedugnė, tu atsiduri erdvėje, kur yra tokia plati, yra tokia įvairiai, tu jos net nežinai, kaip ją įvardinti, kaip ją suprasti, ir jinai ima, ir tos tavo paieškos ima realizuotis įvairiais pavydalais. Galima dabar paklausyti dar ir šiek tiek apibendrinti. Nuo vaikystės tu turėjai tokią nepaaiškinamą vidinę alkį, tokį vidinį, ar ne, tai tos tiesos paieškoms. Tokia vidinė poetika, kuri užgeso tau kaip vaikui susidūrus galbūt su tokia labai nuobodžia gana, tokia ta bažnytinė, sakykime, kasdienybė tokia, va čia eiti į bažnyčią, eiti iš pažinties kažkaip tai. Ir paskui tu atradai tą per Berdiajevą. Berdiajevas buvo tavo tarsi tokia pirma ar neatsiverimas. Per ortodoksiją atėjai į sekantį etapą. Ir vėl dabar tu kalbėjai apie bedugnę, apie tą plėtrą. Tai man rodo, kad tavo nuo pat mažens buvo tokia ypatingas žinių troškimas, tas noras atrasti tą savo kelią. Ne? Nes čia buvo bandymas, čia buvo ir tu labai greitai pamatei, kad tai čia kažkaip yra ne tavo. Ar ne? Norėčiau tada išgirsti tą sekantį etapą, kuris, nes paprastai žmonės pamiršta, vakariečiai, europiečiai, kad tikrai krikščionybė, nesvarbu katalikybė ar kitos tradicijos, jos yra iš rytų. Tiesiog jos yra rytietiškos, mums adaptuotos. Tai pamiršta šitą. O mes, jau orientalistai galvodami apie rytus, iš karto turime galvoj artimieji, viduriniai, ar na, tolimieji rytai, ta prasme, susiję jau su visiškai kitom tradicijom. Tai koks tas buvo dar sekantis etapas? Čia buvo pasakyta, kad kažkoks yra postūmis, algis yra, bet aš nelabai prisimenu, kad aš būčiau turėjęs tokį polinkį. Įdomus daiktas, kadangi Palangoje bibliotekoje ten tų knygų, kurios buvo Astridos Lindgren Kalio Blinkvisto nuotykiai yra. Ir kiekvienais metais, kiek esu buvęs vasaro, čia aš kalbu apie savo vaikystę, kai tik atvažiuodavau, aš turbūt kokius po kelis kartus per vasarą perskaitydavau Astridos Lindgren nuodėmių. Man patiko tas berniukas, kuris ieškojo tam tikrą su tokia detektyvinė užuolaidą. Galbūt toks dalykas ir tai nebuvo. Aš manyčiau, kad vis dėlto
tai toks, jeigu ir yra daiktas, jis buvo turbūt ne toks nesiekimas, netroškimas, yra nelkis, bet buvo tam tikras žaidimas. Ir aš dėl to, jeigu man reikia save susivokti, ir aš vis dėlto įsivaizduoju, kad buvimas ant tos Palangos kranto, jis turėjo tą žaidimo aspektą. Aš to ne visai jutau Vilniuje, bet man visi tie dalykai ateidavo Palangoje. Ir šią Palangą kalbu ir kaip ir apie fizinės tokį geografijos tokią emanaciją, bet kartu ir kaip kognityvinį žemėlapį. Ir ties tuo krantu, kuriuo tu gali praeiti. Aš noriu tiesiog vieną dalyką pabrėžti. Man jau buvo 15 metų ir aš buvau pas savo giminės Pernu ir Estijoje ir vienas iš mūsų buvimo elementų, toks pramoginis, buvo išvyka laivu. Mes plaukėme į tokią Kichnų salą. Palanga yra tuo ypatinga, kad per visą savo gyvenimą Palangoje nekarto nesu nuo jos kranto plaukęs jokių laivų. Tai yra labai specifinė būklė, kai tu esi prie kažko, kas yra nepriepiama ir į ją nėra jokio kelio. Jau gerokai vėliau man teko iš Vilniaus skristi į Švediją ir tas skrydis iš tikrųjų ten skrendama, galima matyti, net pamatyti ir savo namus skrendama ten visai šalimais Palangos ir tas nieko nepakeičia. Pasirodo, kad ties Palangos jūra pasaulis nesibaigia, bet kognityvinis žemėlapis yra toks, kad tu esi kaip mažas vaikas, yra padėtas prie tos begalybės ir tu ten žaidi. Aš pabrėžčiau tą žaidimo aspektą. Bet yra ir tam tikra intelektualinė kelionė ir tai, kas pastumė pirmą vietą. Aš prisimenu, kad aš savo katechezės metu aš ateidavau į bažnyčią ir bandžiau suvokti tą altorių. Ir tas altorius jis dar buvo tridentinė liturgija ir kunigas aukodavo mišias, žiūrėdamas į rytus ir aš norėjau suvokti tą misteriją, tą paslaptį. Iš tikrųjų, katechezė man jokio atsakymo nedavė. Greičiausiai tas atsakymo nesulaukimas baigėsi tuo naiviu ateizmu, kuris jau grįžta su visai kita tradicija, kuri irgi mane įsiveržė visiškai netikėtai, nelauktai, labiau toks kaip pramoga, kaip žaismas. Ir kadangi tas intelektualinis noras įvaldyti tą tikrovę, jis kyla iš to, kad atrodo, kad yra ta begalybė ir galbūt yra pasaulis, kurį tu gali paimti savo rankas, įvaldyti, jį paimti ir tu pradedi jį po truputį skleisti. Ir šitoj vietoj turbūt dar kitas dalykas yra, kad toks buvo kaip ir kontrakultūrinis sąjūdis ir to kontrakultūrinio sąjūdžio, to mano jaunystėje dalis buvo kelionės autostopu ar mašinomis ir tokia irgi ir tokia prestižinė kelionė buvo laikoma, kad keliavimas į visiškai tokius tolius, kurie yra tokie tolimi, tokie neapčiuopiami, tu juos esi net vargiai esi girdėjęs šiaip, nebent gal per geografijos pamokas, bet ir tai turbūt labai menkai ir beveik apie tai nieko nesiskaitęs yra, nes ta literatūra dažniausiai nesiekdavo tų regionų ir per vieną tą kelionę mes su draugu nuvažiavome apie 25 000 kilometrų ir tai aš buvau nuo Gruzijos ir per Kazakstaną, Uzbekiją
ir jau po to iki Buriatijos regiono. Ir čia buvo dar kitas daiktas ir aš susidūriau ir su kultūriniam praktikom, kurios man kuriuo aš nebuvau. Tai iš tų kultūrinių praktikų viena tapo mano tokia esminga buvimo dalimi, tai žalios arbatos gėrimas yra. O Vidurinė Azija, va ta Eurazijos širdis yra, tai daiktas, su kuriuo kaip aš kažkada susidūriau su ta bedugne, tai estetinė prasme buvo tai, kad aš susidūriau su tokia irgi dalykas, kuris turbūt nėra labai žinomas, gal Lietuvoje yra tokia architektūrinė detalė mukarnas, vadinasi, tai yra toks lyg ir korys, jis yra dedamas arba nišose, arba arkose, arba figūruoja mihrabuose. Mihrabas tai yra ta vieta, kur yra žymi kibla, yra žymi mečetėje krypti į Meką. Ir mukarnas buvo dar vienas man toks iššūkis, kur aš staiga irgi likau prieš tą begalybę. Aš negalėjau, jinai man estetiškai buvo tokia graži ir dabar aš, ta prasme, jeigu ją matau, jinai yra mane užbūrė ir vilioja, aš neturiu atsakymo. Ir galiausiai yra būdų, kaip suformuoti ir kas tai yra ir kokia to istorija yra islamo architektūroje, bet jinai turi tokį savo grožį, kuris neišsemiamas tokia menotyros prieiga yra. Ir aišku, kelionė baigėsi jau ties už Baikalo, ties budistiniu Dacanu ir šitą, tai toks, čia dar kitas yra toks, sakysime, tokia specifinė kelionė, kurią turbūt irgi galima pavadinti taip, kaip Hesės yra toks, lyg ir toks metafizinis, lyg toks parametafizinis pasakojimas apie kelionę į rytus. Ir tai joje atsiranda dar tie kiti segmentai. O po to jau yra tas pats daiktas. Nes atsidūręs Vilniuje, aš bandydavau tas spragas užpildyti tiesiog leisdamas laiką bibliotekoje. Aš dabar norėčiau stabtelti šiek tiek. Man labai įstrigo tai, kad tu pasakei, kad Palanga, ne tik dėl to, kad tu ten gimėjai ir tavo prabėgo formavimo metai, ar ne, iki 5 metų kažkur tai vaikas susiformuoja vidinės psichologinės tos visos apystovos, ar polinkiai, ir potroškiai ir visa kita. Tu pasakei, kad tai yra tavo tokia liktai, tokia metafizinė, tai tokia erdvė, krantas ir begalybė jūra, begalybė ir poetinis pradas, tai matau tikrai iš kažkur labai anksti yra prabudęs. Bet štai, pažiūrėkime tai ir iš kitos pusės, juk iš tikrųjų pakrantėje demarkacinė linija, kurią kiekvieną vakarą saugumiečiai sugriebdavo ir nedaug dievė, reiškia, ten po kažkurios ar po 11 ar po 10 valandos kažką aptiktų ant kranto, šitą aš puikiai atsimenu. Kitaip sakant, tau kaip vaikui ta žaidimo erdvė kažkurio momentu vakare pavirsdavo į tą iš tikrųjų fizinę neperžengiamą sieną, už kurios negalėdavai nei tu, nei kas nors kitas į tą jūrą absoliučiai, reiškia, net įbristi, ar ne? Tai čia tokia liktai riba. Paskui atėjo tau per Berdiajevą vis tiek tas per rusišką tą kultūrą, sakykime. Ar ta Rusija, kuri padarė tokią, sakykime, tokią liniją, tokią išrėžė tavo kaip vaiko sąmonėje Palangoje, padalindavo tavo pasaulį, jinai paskui vis tiek kažkaip nejučia, nenorom tau suteikė galimybę azijiniai toj savo kultūros šalies daly, ar ne, vis dėlto per šitas keliones atrasti nepaprastai daug dvasinio turto. Ir štai jau dabar mes iš tavo pasakojimo išgirdom, kad tu jau tiesiogiai, pragmatiškai, tiesiog gyvai susidūrei, kas yra neįkainoma, ne, tarsi kažkokios dvasinės piligrimystės būdu, jau ir su islamo kultūra, ar ne, toj azijiniai daly. Ir dar netgi iki budizmo prieėjai. Tai tu jau viskas, jau reiškia iki paauglystės buvai, kiek tu sakyti, 17 metų, dar mokinys buvai, ar ne, dar mokėsi mokyklą. Tai per visą tą laiką tu siekdamas
aš bijau pasakyti, kad tu siekdamas, žaisdamas, ar ne, ėjai, susipažinai jau štai 4 labai svarbios konfesijos. Ilgas mano klausimas, bet aš vis tiek norėčiau paklausti, vis tiek tavo vyresnių klasių mokinio ar studento, ar kitų paskui tolesnių metų, sakykime, iki sąjūdžio laikotarpis tau buvo labai, labai svarbus ir man labai yra įdomu, nes kaip aš taip nujaučiu, kad tu visą tai darai ne dėl to, kad tu kažkokį protestą reikštum, ar ne, jokių būdų ne kažkoks lėkštas politikavimas ar dar kažkas. Tu iš savo vidinės tokios poetiškos, dievoiškos, vidinės, dvasinės pusės žaidimo ėjai. Bet tu atsidūrei, visiškai neseniai 23 rugpjūčio, buvo rodomi istoriniai kadrai prie Mickevičiaus paminklo, ar ne, tas buvo mitingas garsusis 87 metų ir čia mūsų bendras draugas įamžino unikalių kadrų, kur esi tu ir dar keletas tavo būtent jaunystės draugų, aš norėčiau, kad tu ir jų neaplenktum, pasakodamas apie savo. Tai buvo labai svarbu, aš manau, nes ne tai, kad išdrįsti, bet vis tiek tu ten atėjai, jūs atėjote. Man asmeniškai tai yra labai, net sunku suprasti tokį sugebėjimą išlaikyti tą laisvę. Aš noriu pasakyti, kad kalbėdamas apie šitą jaunystės laikotarpį, kažkiek galėtum dar ir įterpti ir šitą, tokį tarsi savo tokį rezistencinį, ar disidentinį, nežinau, kaip tu tai apibrėši, kognityvinį tokią poziciją, tokią savo laikyseną, nes jinai vis tiek turėjo būti. Ar ne? Nes tu dabar, pasakei, grįžau į Vilnių ir skaičiau. Tai aš manau, kad ne viską galima buvo skaityti, ne viskas buvo be jokios abejonės prieinama. Lenino raštai buvo prieinama. Kaip tu sprendėjai šitą dilemą? Galima, negalimas ir panašiai. Aš įdomiai čia pats, kaip pasakiau, kad Vilnius siejasi su biblioteka ir su knyga ir iš tikrųjų, jeigu kalbu apie tą laikotarpį, tai turbūt didžioji mano gyvenimo dalis praėjo Vilniaus universiteto profesorių skaitykloje ir akademinės bibliotekoje, bet ypač maždaug 8 metai praleisti profesorių skaitykloje ir toks beveik profesionaliai. Ryte ateini ir į pavakarį išeini ir per langus į vieną pusę matai abiejų tą Jonų bažnyčią, į kitą pusę matai tokią tarp to baroko toje apsuptyje ir aš irgi nepasakyčiau, kad aš gyvenau bent jau toj vietoj, tai tikrai nėra toks, nežinau, yra taip irgi galima netgi pasakyti, kad toks kaip orientas, kaip rytų šalis yra, tai ta prasme tarsi buvo tokia utopinė vieta, tai nieku būdu nebuvo tarybinis Vilnius. Ir įdomus daiktas, tas etapas baigėsi su tuo, kai Lietuva paskelbė nepriklausomybę, aš greičiausiai ten buvau tik kelis kartus, ir tai, ta prasme, tas laikas kai baigėsi mano tie mokslai viduriniai ir apie 10 metų aš iš tikrųjų gyvenu tarp knygų, gyvenu bibliotekų. Ir tarp knygų aš šiaip apskritai gyvenu visą laiką, bet yra toks ypatinga ta vieta ir jeigu aš kalbėjau apie Palangos tą kognityvinį žemėlapį, tai aš, jeigu Vilniaus kalbėčiau tokį irgi kognityvinį žemėlapį, tai iš tikrųjų ypač universiteto biblioteka yra tapus irgi, yra tokios, turbūt irgi yra mano psichė egzistuoja, galbūt ne tiek galbūt jinai tokia raiški yra, bet yra toks gilus daiktas. Ir tas etapas, iš tikrųjų, kurį galima tą ribą žymėti 88 metų rugpjūčio 23-ąją, jis
šituo požiūriu turbūt nebuvo toks svarbus, nes buvo kalbama tik apie tam tikrą politinės praktikos ar politinio režimo pasikeitimą. Nes mūsų kalba, mes visiems pradėjome nuo žodžio tie rytai, nuo begalybės ir mes kalbame apie metafizinę praktiką, apie panašiai, ta prasme, bet kuriuo atžvilgiu jinai viršyje bet kokią politinę dimensiją ir ta prasme, nepriklausomai to dalyko. Ir aš tik dar tuos keli žodžius tiesiog norėčiau pabrėžti, kad Berdiajevas tam tikrą prasme yra toks irgi yra darinys to vadinamojo 20 amžiaus pradžios sidabro amžių, kur yra viena iš ideologemų, kuri ateina iš Vladimiro Solovjovo ir jo samprotamo metafizinio apie Sofiją, ir jis atveda visą plejadą ir poetų, tarp jų 5B, tarp Balmontovo, Briusovo, bet tarp jų yra ir Baltrušaitis, ir Blokas, ir kiti. Yra dalykas, kuris buvo labai svarbus ir Lietuvos bent jau iki pirmo pasaulinio karo intelektualiniai raidai yra, nes daug, aš nesakyčiau, kad visi, bet vos net tuzinas Lietuvos katalikiškų intelektualų yra, jie pirmo pasaulinio karo metais daugelis jų studijavo ypač Šveicarijoje, Fribūre, kiti gal Liuvene, ir jie visi rašė disertacinius darbus iš Solovjovo. Ir paradoksas, aišku, turbūt yra tas, kad tas iš tikrųjų Lietuvoje nelabai paliko gilaus intelektualinio daikto, paliko religinį tokį sąjūdį, kuris tapo žinomas kaip ateitininkai. Ir tai Šalkauskio inicijuotas sąjūdis, bet Šalkauskiui pačiam turėjo labai didelį poveikį ta solovjoviška sofiologija. Ir čia mes apie ją nekalbėsime, bet tai iš tikrųjų mes, kai jis įveda tą terminą, kad viską atnaujinti Kristuje, bet jau tarpukaryje ateitininkai, kaip aš manau, kaip ir kitur yra, ir sakysime, ir pats Berdiajevas paminėtas, jisai po revoliucijos atsidūrė Paryžiuje, tokiame gražiame Klemaro priemiestyje. Ir čia mes galbūt jau ir galime apčiuopti tokį daiktą kaip vakarus, ir jeigu mes apskritai galime įvesti tokią kategoriją ir sakysime, ar mes imsime Berdiajevą Klemarę tarp prancūzų intelektualų, ar mūsų tuos ateitininkų korifėjus, ir jie visiems baigėsi tą socialinę, politinę dimensiją, kuri praranda tą sofiologinę gelmę, neturi tos bedugnės, ir greičiausiai dėl to tu neišsitenki tose rėmuose, tu nori juos peržengti ir panašiai, ir politinė santvarka, jinai irgi yra negalutinė riba. Ir akivaizdu, ir tas mano siekimas yra greičiausiai yra dėl to, kad reikia surasti tą urgrundą, ir kelionė mano tęsiasi toliau, ir taip sakant, jau po nepriklausomybės paskelbimo atsiranda galimybė peržengti to politinio ankstesnio režimo padiktuotas ribas ir atsidurti kitam pasaulyje. Ir ta prasme, ir tokia pirma didelė
išvyka yra į Indiją, kurioje aš vėl susiduriu su tom pačiom atsiveriančiam dimensijomis, kurios aš išgyvenau ir vaikystėje, ir paauglystėje, ir vėlesniu metu. Tai aš norėčiau tik pabrėžti, kad ta politinė dimensija yra kai aš kalbu, čia yra kognityviniai žemėlapiai, jie yra gilesni, yra politinė logika, politinė raida, jinai priklauso tokiam daiktui, kurią galima pavadinti turbūt linearinė, tokia linijinė sistema yra, jinai neatsako į tai, kas mumise yra giliausia, jinai gali užtikrinti sąlygas mums plėtotis ar panašiai, kiek politinė sistema yra pajėgi. Idealiausia turbūt politinė sistema būtų tokia, kuri mažiausiai kištųsi į tai, kas mumise yra svarbu ir esminga. Ir turbūt dėja, čia yra pati gal utopiškiausia yra sistema, yra vienas iš indų mąstytojų 20 amžiaus Šri Aurobindo, jis įveda tokią kategoriją kaip dieviškasis anarchizmas. Ir tai yra daiktas, kuris iš tikrųjų, jeigu įvyktų jeigu mes vėl grįžtume prie tų terminų, tos Sofijos pasaulio pertvarka, kitur mes turbūt ateitume į tą dievišką anarchiją, kai nebe pasaulis diktuoja tą tvarką, bet tu esi tas vaikas žaidantis prie begalinio vandenyno. Tai aš tiesiog, kadangi mes visi gyvename politiniam režime, tai jis akivaizdu yra labai svarbus, bet bandyti jame užsidaryti iš tikrųjų mums ir neduota jame užsidaryti, tai yra tik tai viena iš mūsų buvimo formų. Tačiau sovietmečiu, kada driekėsi keliai tavo per Aziją su Vyteniu Umbrasu turbūt, ar ne, su dailininku ir kitais tavo draugais, kurie tikrai po to tapo labai įdomiomis meninėmis ir asmenybėmis, mokslininkais. Bet tuo metu orientalistika buvo pirmiausia, jeigu orientalistika studijuojama Maskvoje ar kur, tai buvo tiesiog institucija, kuri buvo ko gero pati svarbiausia ir to būtent politinių požiūrių, kadangi elitinė tam tikra pozicija, nes tu išmoksti arabų kalbas, tu išmoksti, ta prasme, tai yra, tai ne kiekvienam turbūt buvo ir leidžiama, aš įsivaizduoju, tą orientalistiką studijuoti, tai vienas dalykas, nes tai visada buvo susiję su kuo? Su politika, su ideologija, nes tu keliauji į pasaulį, tu jau esi ne šiaip vietinės reikšmės pilietis, darbininkas ar dar kas nors, bet tu jau turi tą privilegiją ar per persų kalbą, ar per bet kokią kitą kalbą susiliesti su tom senosiomis kultūromis ir daryti joms įtaką. Tame tarpe, aišku, ir hindi kalba, ir visa hindų kultūra ir panašiai, ir taip toliau. Ką jau kalbėti apie Japoniją ir dar kitas egzotiškas šalis ir ginčytinas teritorijas, tokias kaip Koreja, tarkim. Ir be abejo, sakykime, o tos knygos taigi būdavo neprieinamos. Tos knygos apie rytų kultūras Lietuvoje, išskyrus tos keletą vardų, kurie kažkaip išdrįso tą padaryti. Pavyzdžiui, Geda atvežė pasislėpęs ten Bhagavad-gytos tomelį ir kaip didžiausias čia toksai tapo, reiškės, žygdarbis, net kad jo neiškratė ar nepamatė ant sienos. Tai aš tiesiog noriu priminti tą laikotarpį, kurį mes jau pamiršom, kad toksai buvo labai baisus laikotarpis, nes visi buvo labai suvaržyti žmonės iš tikrųjų ir būtent tas prieiga prie tų žinių buvo labai sudėtinga. Pakomentuok šitą. Orientalizmo išskirtinumą ar kažkaip tokį aspektą. Tuo metu. Prieiga turbūt tai to buvo draudžiama.
Mums, jeigu taip kalbant, reikėtų turbūt paminėti 1968 metus, yra metai, kurie yra labai lemtingi tos ir vakarų Europos, ir Amerikos ir politiniai, ir kultūriniai sąmoniai tą, sakysime, tokį kontrakultūrinį perversmą, kuris greitai išblėso, bet kuris paliko viena vertus pėdsaką, nes ta begalybė, kuri irgi slėpėsi už rytų, staiga ją legalizavo, jinai pateko akademijai ir kaip akademinė disciplina, ir kaip kito rango atvirumas. Vat reikia įsivaizduoti, kad maždaug tik tai 70-ojo viduryje atsiranda toks dalykas kaip religijotyra Eliadės pastangomis, va čia Čikagos universitete, kur iš tikrųjų religijotyra tampa nebe erezijų tyrimo arba svetimų kultų pažinimo. Yra toks tarpukariu britų poetas Tomas Teresas Eliotas yra parašęs tokią esė rinkinį After the Strange Gods, maždaug kaip išversti yra įkandin keistų dievų. Tai yra tie vat keisti dievai 68 metais galėjo apsigyventi ir tame pasaulyje, kuris yra fiziškai pačiuopiamas, pakeisti žmonių dėvėjimą, rūbus, sąmonę, įeiti į akademiją. Jeigu mes toj vietoj palyginsime turbūt tą tarybinį akademinį pasaulį, tai jį neišgyveno to perversmo ir jisai buvo, sakysime, labiau 20 amžiaus pirmos pusės ir daug eurocentriškesnis ir nesvarbu, kad tai yra marksistinis pasaulis. Marksizmas irgi yra labai eurocentrinė disciplina ir turint galvoj, kad netgi paties Markso yra pastabos apie Indiją panašiai, jos yra, sakyčiau, netgi tiems marksistams, kurie gyvena ir Indijoje, ir kitur, jiems ir dabar sukelia tam tikrų tas daiktas yra tapęs akademinė disciplina postkolonializmo, yra problemų, nes jos yra iš tikrųjų, manyčiau, kad kitur yra ir akivaizdžiai rasistinio pažiūro. Bet čia mes kalbam apie 19 amžių ir tiesiog tas 19 amžius jisai Tarybų Sąjungos akademijoje ilgiau išgyveno nes vakarų akademija ir vakaruose ir dar labiau turbūt Amerikoje yra užgriuvę tie 68 metai tiesiog pakeitė. Aš čia kaip pavyzdį, jeigu tą pasakyti, yra toks žymus buvo po pokario metais budistinės Pražnaparamitos literatūros tyrinėtojas Kondzė. Ir jeigu įsivaizduoti tą logiką, buvo sakoma, kad mokiniai, jo studentai tarpusavį šnibždėjosi, kad Kondzė galbūt medituoja. Niekas to nebuvo matęs, bet tokios kalbos klito. O jos reiškia, ta prasme, bet jeigu jis taip elgiasi ir jeigu jis net budistinę meditaciją praktikuoja, tai klausimas, ar jo akademinės realijos yra tikros. 68 metais iš tikrųjų tas baigėsi ir mes turime 68 metais, aš jau kaip simbolinius metus imu, bet sakysime 7-8 dešimtmetį ir vakaruose, ir
Taip. Ir šitai ypač Amerikos akademiniam pasaulyje tas iš tikrųjų arba baigėsi, arba pasikeitė, arba labai žymia dalimi pasikeitė, arba tapo tokia problema yra, nes iš tikrųjų tie, kas užsiima ir budizmu, ar įvairiom hinduizmo srovėmis, gali būti ir tokie tyrėjai akademiniai, kokiu reikalautų, sakysime, toks galbūt jau ir utopinis akademinis mokslas, o gali būti ir akademiniai tyrėjai, kurie iš tikrųjų yra tų mokslų ir tų disciplinų išpažinėjai ir kurie lygiai taip pat gali svariai žiūrėti savo discipliną, lygiai taip pat, pavyzdžiui, kaip katalikų, protestantų ar ortodoksų tikybos žmogus gali analizuoti arba svetimas religinės tradicijas, arba ir savo pačias yra. Tai mes tiesiog turime įvairesnį kosmosą. Aš manau, kad tarybinis tas laikotarpis yra tiesiog, jisai buvo ilgiau užsitęsęs yra laikotarpis, jis būtų ištikęs greičiau ir nuožmiau ir jis, galima sakyti, buvo greičiausiai toks konservatyvesnis ir galiausiai viskas įvyko iš tikrųjų maždaug tuo metu labai nesenai ėmė griūti. Jeigu įsivaizduoti, kad dar 70-metyje tirti kitas civilizacijas yra iš tikrųjų tos šalis, kurios tam daugiausiai galėjo dėti pastangų. Anksčiau tai buvo, sakysime, prancūzai, britai ir po to jau nuo XIX amžiaus pabaigos atsiranda ir Sankt Peterburgo universitetas, o jau 20 amžiuje po antro pasaulinio karo Amerika ir Tarybų sąjunga tuo metu dėl to, kad rytų kalbos, rytų kultūros, rytų civilizacijos tą etapą, kurį galima pavadinti tais ilguoju XIX amžių, yra pats svarbiausias motyvas, kodėl yra mokomosi kalbamos, kodėl bandoma jas suprasti, nes tai yra jų imperinių interesų yra sritis. Ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, jeigu paimti, kad ir Tarybų sąjungoje, ta prasme, jeigu norėjai rinktis discipliną rytų tai tu galėjai išmokti kokios nors mažiausios ten Afrikos tautybės kalbą, nes tai yra ne tik mokslinis, valstybė į tai investavo, nes tai yra svarbi, mes tą žodį galime vartoti, imperinės, tai yra valdymo daiktas, tai yra pažinimas, kuris yra ne, tai yra ne žaidimas, tai yra, ta prasme, arba tai yra galios žaidimo dalis, tai yra ne noras pažinti po žmonės ar praplėsti akiratį, bet iš tikrųjų tai yra galimybė įgyti gali juos valdyti, juos pažįstant. Todėl ne kiekvienam. Nors tai irgi yra gana ribotas daiktas, nes iš tikrųjų pasaulis yra žymia dalimi neužsiima tokia subtilia veikla, tiesiog naudoja galią. Jeigu gali. Taip, tik keičiasi jos, nežinau, formos. Ir sakysime, Indija, kurią čia aš irgi jau paminėjau, kadangi Britų viešpatavimas joje trukęs kelišimtus metų iš tikrųjų paliko, pasakyčiau, kad yra tokį beveik neįveikiamą kolonijinį paveldą. Ir jis yra taip giliai įėjęs, jis yra toks gilus,
kad iš tikrųjų yra sunku kalbėti, ar mes galime susidurti su autentiška Indija. Ir turint galvoj, kad iki Britų Indijoje viešpatavo islamiškos imperijos ir islamiški sultonatai per 1000 metų, bet jie neturėjo tokio poveikio ir panašiai, kaip tie keli šimtai metų. Ir turint dar prisiminus, ir kai mes kalbame apie Britų viešpatavimą Indijoje, tai tiesiog irgi tą reikia suprasti, kad iki XIX amžiaus 60-mečio iš tikrųjų ne Britanija valdė Indiją, bet valdė yra tiesiog prekybos bendrovė. Ir, jie lietuvių tradicijoje priimta vadinti Ostindijos yra bendrovė. Ta prasme, rytų Indijos, ta prasme, prekybinė bendrovė, kur ta prekybai plėtoti, tapo ta galia, kuri padiktavo tą logiką. Ir tik po sukilimo, kurį Britų istoriografija iki dabar vadina maištu, o Indijos istoriografija vadina didžiuoju sukilimu, ir čia yra XIX amžiaus yra 50-metis, ir ta prasme Indija tapo Britų karūnos dalimi. Ir tai ne visa, iš tikrųjų yra maždaug jos trečdalis, nes 2 kiti trečdaliai tai buvo apie 600 didesnių ir mažesnių arba visai tokių miniatiūrinių kunigaikštysčių, kurios tiesiog buvo subordinuotos Britų galiai, bet nebuvo jos tiesiogiai valdomos. Tai apibendrinant mūsų šiandienos pokalbį, tai kaip tu atėjai, kad tai buvo žaidimas, kad tai buvo toks kognityvinis, sakytume, žaidimas, ar neparemtas tavo empiriniam patirtimi nuo vaiko. Man vis tiek susidaro toks įtarimas, kad tu vis tiek viską darai pats. Nebuvo jokio autoriteto, kuris tave pastumėtų, ar kažkokio mokytojo, ar kažkokio ten, nežinau, žmogaus, kuris išskyrus Berdiajevą. Bet tai buvo jo tekstas, ne jisai pats. Aš turiu omeny, kad... Įdomus dalykas yra dėl autoriteto klausimų. Dėl Berdiajevo yra tas, kad kadangi aš tų žodžių neradau, man regis, man tiesiog tai yra žodžiai, kurie galvoje atsirado inspiruoti galbūt tų išgirstų žodžių kaip laisvė ir bedugnė. Yra čia toks paradoksas, ir aš buvau įsitikinęs, kad aš skaičiau tos žodžius, bet aš jų neradau, bet jie mano galvoje egzistavo. Berdiajevas tave pažadino, tai tavo atmintyje. Gal ir nesakyčiau, kad gal ir Berdiajevas, galbūt tie patys žodžiai yra. Žodžiai, arba patys žodžiai. Nes tas žodis, tiesiog jeigu išvardinti, Dievas, laisvė, bedugnė, gal jų dar kitų buvo, bet jie buvo tokie į nieką nepanašus, jie tarp kitko ir dabar skambėtų lygiai taip pat. Ir jokių autoritetų. O tas žaidimas yra, aš dabar pagalvoju, aš čia pats pasakiau, kad čia veiksmas, kiti daiktai vyksta toje Palangoje, Parondžėje ir šitą. Palei Rondžės upelį. Kurį, arba Ražį. Jie irgi taip, iš tikrųjų, tai prasme, su juo irgi taip negailestingai pasielgė ir pervardino Ražę, nors, kaip aš suprantu, niekas nevartoja to žodžio. Nebent puristai, nežinau, bet kuriuo atžvilgiu aš vaikystėje tokio žodžio nebuvau girdėjęs. Tai aš kalbu apie tą Parondžę, ir jinai yra toks įdomus daiktas. Aš apie tą žaidimą pakalbėjau ir jeigu mes tęsime tas kalbas, mes dar prie to sugrįšime, nes tas Indijos mąstytojas, kurį čia aš jau paminėjau, ir jo filosofija yra nusakoma kaip lila vada, kaip žaidimo yra mokslas. Tai yra gilus santykis, galimas dalykas, kad mes galime žaidimą suprasti ir kaip liturgiją, kaip
kaip tam tikrą tą religinį veiksmą. Bet galima suprasti ir platesnė prasme, bet greičiausiai žaidimas yra tas būdas, kuris yra neinstrumentinis santykis su pasauliu. Nes rytai gali tapti akademinio darbo ar akademinių studijų dalimi, bet kaip akademinės erdvės dalis jinai visuomet bus subordinuota akademinė erdvė. Akademinė erdvė irgi yra skirta tam, kad užimti pačią save yra. Tai yra rašyti disertacijas, dirbti su tekstais, bet jinai jie irgi yra ribotai. Tai prasme, jai rytai yra objektas. Kai aš kalbu apie rytus, ir čia metaforiškai kalbu apie jūrą, aš noriu pasakyti, kad tie mano rytai nėra objektas. O toj vietoj yra labai sunku pasakyti, kiek tu su jais susiduri, o kiek jie patys ateina kaip ta banga ar kaip ta vilnis į tave ir kiek tu juos valdai. Tu visuomet visien lieki, kol tu išlaikai savo tą tokią individualią tapatybę, tu esi prie tos begalybės kaip tas žaidžiantis vaikas. Ir mano rytai yra tokie. Jos galima dar irgi plėtoti, bet aš kelis dalykus, kuriuos paminėjau, ir ta bedugnė Sofija, ta dieviškąją išmintį ir čia turbūt ir Mukarnas ir begalė kitų dalykų yra turbūt tokia tos smiltis yra išbyrėjusios tame krante. Tai kitaip sakant, pati begalybė tapo tavo mokytoju ir tuo begalybė turbūt irgi yra matematinė begalybė, yra turbūt begalybė kaip metafora, aš greičiausiai begalybę vartočiau kaip to daikto, kurio tu negali valdyti ir turėti. Ta prasme, tu tarkim negali paversti begalybės politinę doktriną, negali begalybės paversti akademiniu darbu, nes iš begalybės neapsiginsi disertacijos, negali begalybės išmokti, bet jinai kaip pneuma, kaip dvasia mus visus smelkia ir suteikia tą pagrindą, kuris greičiausiai iš jos ateina ir laisvė, ir ta bedugnybė, tas urgrundras bemes yra. Na kągi, buvo labai įdomu paklausyti Kazimiero Tėvučio, kuris papasakojo savo įspūdžius susijusius su paieškomis, rytų kultūrų paieškomis, iš vaikystės, iš jaunystės, apie tai, kokią įtaką darė knyga, kaip tu ją atrasdavai. Žodžiu, visą tai, kas susijęs su knyga, mes pakalbėsim turbūt kitą kartą. O dabar noriu padėkoti ir atsisveikinti su mielais žiūrovais. Iki kitų susitikimų.